Reporterė Kristina Karlonė, Marijampolė. Tęsiame laidą. Teisėjos Neringos Venckienės neliečiamybės klausimą sprendžianti Seimo komisija peržiūrėjo prokuroro atneštą vaizdo medžiagą. Komisijai buvo pateikti žiniasklaidos reportažai apie įvykius Garliavoje ir Neringos Venckienės pasisakymai bylą nagrinėjusių teismų atžvilgių. Kai kurių politikų prašyta iki teisminio tyrimo medžiaga komisijai pateikta nebuvo. Pareigūnai teigia surinkę pakankamai įrodymų ir gali Venckieniai pateikti įtarimus pagal 5 baudžiamojo kodekso straipsnius. Išvada dėl teisėjos imuniteto naikinimo komisija žada priimti kitą savaitę. Matyt, to muštinio ar mušimos ir gynimo epizodo, aš taip suprantu, prokuratūra greičiau numirs, bet neduos. Ir Seimo septyniukė, mūsų komisijos septyniukė geriau numirs, bet jokių būdų nepareikalaus. Nes balsavimais visą laiką atmetinėjame bet kokie prašymai, ką nors gauti, išsikviesti iki teisminio tyrimo prokurorą ar gauti kokį nors dokumentą. Kur yra iki teisminio tyrimo medžiaga ir kur yra mažametės mergaitės vaizdai, jis tos medžiagos negali pateikti pagal įstatymą.